Labas, šį kartą esu Vilniui. Noriu pasiruošti palangės. Parsivežiau iš kaimo tokius kelis lentgalius. Man kažkaip jie pasirodė visai gražus. Čia yra palangė, kurią pasidariau būdamas kaime, bet pagal ją noriu pasiruošti šitą, nes jos beveik vienodos. Ir nusilakuot, kad galėčiau iškart susimontuot nuvažiavęs, kad nereiktų ten vietoj darytis. Kas yra faina, čia yra kaltinės senovinės kvadratinės vinis. Tai manau, aš jas išsaugosiu. Sėdėsiu paskui. Senatvėje galėsiu atsilankstyti. Nėra lentos tiesios, šita palangė irgi nėra tiesi, bet man atrodo ir nėra tai būtina, kad jis būtų būtinai tiesios. Smirda seniena arba kvepia, kaip pažiūrėsi. Tai ką aš čia pasidariau, paėmiau tos lentgalius, jie visiškai yra kreivi, galbūt, vadinkim, niekam tikę daryti palangiam ar dar kažkam. Čia va galiu, matosi, kiek tai yra kreiva. Čia dar vinukas buvo, nemačiau, nupjovau, bet man tokie dalykai labai daug prideda grožio. Aišku, peiliai šimpa nuo to, bet nieko tokio. Bus tų peilių
Ir iš esmės tai reiktų medieną obliuot, reismusuot, bet aš paimu paprastuoju būdu. Susiklijuoju, naudoju tokius Saudalo Porokol Express klijus. Jie yra poliuretaniniai, išsiplečia šiek tiek. Naudoju iš tuos, nes jie man labiausiai patinka, kaip nusipjauna. Ir kaip išsipučia ir tokia jų tekstūra labai maloni. Paskui lengva juos panaikinti, kur yra perteklius. Yra ir kitokių variantų, bet kažkaip man šitie labiausiai yra prilipę. Ir dabar čia turim skylės tokias. Į jas reikia kaiščius įkišti. Man dėl to šita lenta ir patiko, buvo tokia įdomi. Aišku, galima kliuoti ir paprastą, tada paprasčiau, nereikia frezuotis, nereikia nieko daryti, bet man pasirodė gražus šitas lentgalis. Parodysiu, klijavosi, kažkur buvo irgi nelygų, nebanga nepritraukė arba neprispaudžiau gerai, atsirado skylės. Iš esmės tai yra skaitoma kaip defektas, bet kažkaip žmonės yra pastrigę tame idealume. Man visi šitie įtrūkimai čia irgi sueina nevienodai. Čia kažkiek dar prisišveisiu. Šitie visi žiauriai malonus. Ir kai susistatys tą palangę, atrodys tikrai labai gerai. Čia nulakuosiu, čia iš tos kaiščių sukalsiu, prisišveisiu. Tai man atrodo tikrai bus geras rezultatas. Ir visada paprastesnis variantas yra nusipirkti. Netgi laiką skaičiuojant, tai gautųsi pigiau nusipirkti, bet aš kažkaip neskaičiuoju laiko, kad čia laikas pinigai. Laikas yra laikas, pinigai yra pinigai. Ir kažkaip galiu skirti laiko daiktui. Jisai man finansiškai nekainuoja labai daug. Klijai kainuoja, lakas kainuoja, bet iš esmės rezultatą gauni visiškai autentišką, pavadinkim. Ir paskui žmonės man klausia, tu čia pats padarei. Taip, ir labai paprasta iš tikrųjų viską padaryti. Reikia nebijoti kažko tai daryti pačiam ir daryti taip, kaip norisi. Kad kažkas pasakys, kad niekas taip nedaro, tai valio, aš darau. Va matosi klijai, aišku, čia biškai didelis perteklius, ganėtinai ilgaidžius, toks šašas, bet jie gražiai sukietėja ir lengvai nusipjauna, tai man jie labai patinka ir man dar šitos lentos trūko kelių centimetrų, tai teko dar prijungti tokį lentgalį ir bus palangė. Čia pasigaminau tokius skaiščius, kurie eina kiaurai per palangę. Čia nusipjaus. Vienas lygiai suėjo beveik, kitas yra išlindęs. Tai palangė matosi, turi visokių ir klijavimo tarpų. Čia suėdusios yra kirvarpos. Šitą dalį. Viskas čia dar apsišveis šiek tiek, pasidarys ir bus žiauriai graži palangė. Man patinka tas, aš pirmą kartą darau tokią palangę. Esu klijavęs visokių iš gabaliukų medienos dalykus, bet taip darau pirmą kartą. Ir bus įdomu, bus tokia, tiesiog man patinka, kad tai yra iš to namo kažkada kažkam tarnavus lenta, neįsivaizduoju, kas ten buvo. Ir toliau gyvens šitam name. Galbūt jinai man trūks, galbūt sprogs, bet tada bus
turėsim įtrūkusią palangę, kas čia dabar nieko nenutiks. Tai va, dabar reikia palaukti, kol sudžius per naktį, rytoj nusimsiu spaustuvus, suspaudžiau čia taip nemenkai, va, čik, suspaudžiau, tokius va įdedu, kad nepažeistų pačios palangės labai stipriai. Ten dar apsipjaus šonai. Ir paruošim lakavimui, nulakuosim. Dar irgi nepripjovinėsiu iki galo, nes tiksliai nežinau formos palangės, kadangi jos nėra irgi vienodas, nėra angokraščiai vienodi. Viena yra jau pripjauta kaip turi būti, bus galima jau ir nulakuoti. O kitą reiks dar prisipjauti šoniukus. Palangė per naktį susiklijavo, klijai išdžiuvo, kai kur dar yra skysta truputį, bet jau galima nusipjaustyti. Reikia nupjauti taip, kad kuo mažiau liktų šveist, bet kad ir nesugadint paviršiaus. Aišku, jau čia sugadint sudėtinga. Kad ir ką be padarytumėm, jo gerai atrodys. Ir yra specialūs pjūkliukai tokie, bet aš dabar neturiu jo, tai nupjausiu ir su smulkių dantų pjūklu. Nu va, palangės paruoštos, eisiu dažyt. Šita truputėlį paprastesnė, šita daugiau visokių niuansų turi, bet jos puikiai įsitars vienam kambarį, nes ir taip jau palėpiai daug metų kartu praleido. Šitos jau ir forma baigta. Čia, kadangi nežinau tikslių išmatavimų, tai vieną šitą kampą pasidariau, čia dar reiks prisipjauti. Ir šitoj pusėje kažkur reiks prisipjauti, čia net nepilna ilgio, bet man pilnai užteks. Čia nusirieš geras gabalas. Einu lakuot ir bus paruošta. Dengiu riešutų sviestu. Labai geras efektas.